Ką darytumėte matydami jau 3 paras medyje tupintį katinėlį, niekaip negalintį savarankiškai išlipti iš medžio? Toks klausimas praėjusią savaitę ramybės nedavė Vytauto gatvėje 22 numeriu pažymėto ir aplinkinių namų gyventojams, kurie ir patys nuoširdžiai stengiasi padėti gyvūnėliui ir ieškojo pagalbos, skambindami į įvairias gelbėjimo tarnybas. Katinėlį turi medį, 3 para jau. Kieno tas katinėlis yra? Mes nežinom kieno. Turbūt kažkur tai iš gretimą namą matyti. Tai jūs manot, kad iš tikrųjų jo gyvybė jau pavojus kaip ir iškilęs? Aš manyčiau, kad taip jau, kadangi jeigu dar kokią vieną parą ar kitą, tai jau, man atrodo, jisai bus ir negyvas ir galėtų nukristi visai. Ką mes galim padėti? Čia jau reikia tik tai, kad sukopečiam ir kažkaip tai nukabinti nuo ten reikia. Patiems gyventojams nepavyko padėti katinui išlipti iš medžio, todėl teko kreiptis į priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. Paprastai ugniagesiai gelbėtojai tokiais atvejais nevažiuoja, tačiau šį kartą naminio gyvūnėlio pagailėjo. Kalbant apie būtent katinų iškelimą iš medžių, tai pastaruoju metu skambina žmonės mažiau, nes kadangi jau ko gero žino, kad į tokius atvejus paprastai mes nevažiuojam. Per mano praktiką tai jau yra beveik 20 metų. Būna visada praktiškai kaip kad dabar buvo, privažiavus tas katinas pats iššoka. Jeigu nevažiuojam maždaug 2-3 parą, visada jie patys išlipa, anksčiau ar vėliau. Juo labiau esant dabar, visi žinom, sunkiai tai ekonominiai situacijai, kadangi tai tikrai nėra gyvybės ir mirties to gyvūno klausimas, tai mums yra į tokius atvejus uždrausta ir važinėti. Kadangi, pasikartosiu, anksčiau vėliau, bet tie katinėliai nulipa, sėkmingai nulipa nuo to medžio ir nieko jiems tikrai neatsitinka. Aišku, vaizdas gyventojams ko gero ne kaži koks, kai ten parą kokią jie sėdi medyje, bet tikrai gyvybei, jų gyvybei tikrai grėsmės nėra tokiu atveju. Ugniagesiai gelbėtojai gyventojus ragina nepiknaudžiauti ir jų tarnybą kviesti tik tada, kai naminio gyvūno ar gyvulio gyvybė iškyla mirtinas pavojus. Pirmiausia, dėrėtų stengtis į bėdą patekusiam keturkojui padėti patiems. Jeigu įmanoma, aišku, tiesiog užlipti, jeigu tai saugu. Jeigu ne, kažkokiais švelniais daiktais tiesiog pabandyti tą katiną pagazdinti ar vaikiškų žaisliukų, tarkim, pliušinių. Jo, pliušinių būtų idealiausias atvejis, aišku. Kitaip sakant, pabandyti išprašyti gražiai žodžiais arba kitom priemonėm. Ir nekviesti, nes tai iš tikrųjų yra labai brangu ir kitą kartą galbūt išeikvojus kurą tokiam atveju, gal kartais ir į svarbesnį galite nenuvažiuoti. Be abejo, kad reikia tikėtis, kad nebus, aišku, iki to neprieisim, kol kas kurui kaip ir skiria lėšų, bet dėja situacija visa Respublikoje žinom kokia ekonominė, tikrai nekokia. Ir jeigu tik įmanoma apsėti be mūsų pagalbos, tai geriau apsėti, kadangi mūsų pagalba tai ne tik žmonių darbas, bet ir yra eksploatacinės medžiagos, degalai ir panašiai.